Konzultaj završni, obračun prikretki na 100 metara. Obrani kilu 170, Finska ide, Litvanija. Unofficial time, 52. Third place, Sonia Tavares, Portugal, 11. Tai kokie pirmieji įspūdžiai? Nu, dar nespėjau biškai susivokti, nes vakar viskas taip greitai įvyko ir vėlai baigėsi, tai šiandien dar tik atsikėlus, tik tai pagalvoju, kad jau laimėjau ir dabar dar tik tai tas džiaugsmas ateina. O ar tikėjais laimėti? Na, be abejo, kaip kiekvienas sportininkas kelia savo aukščiausius reikalavimus ir buvo matyti, kad buvo galima laimėti ir tiesiog tam ruošiausi. O kaip varžovės, nes pasirodė įspūdis, kad visose bėgimuose buvo tiesiog daug stipresnė, žymiai stipresnė. Na, varžovės tai dauguma buvo, aišku, matytos ir iš elito ir asmeniniai jų yra geri, bet taip susiklostė, kad jos gal bėgo lėčiau ir, aišku, aš dar subėgau asmeninį ir gavosi taip, kad lyderiavau. O kaip oro sąlygos, ar nemaišo tas lietus, audros labai taip? Nu, vakar tai buvo iš viso, nes atvažiavome į apšilimo aikštę, tai kažkoks baseinas buvo ten pusę valandos, kol vandenį išsausino ir galvom, kad atkels varžybas, bet nieko. Ir aišku, lyjo ir oras, nu, bet tai nėra blogo oro. Kaip sakant, vis tiek reikia bėgti ir visoms sąlygos vienodos. Tai. O kaip pats universiados lygis, kaip gyvenimo sąlygos, kaip čia patinka? Na, aš vertinčiau šiaip labai gerai, nes ir gyvenimo sąlygos, ir bazės visos, ir aukštas lygis, ir aukšto meistriškumo sportininkai suvažiavę, tai manau, kad tikrai aukšto lygio varžybos. Dar liko kelios dienos, ką per jas dar, ar bus startų, ar jau viskas tavo? Dar startuosim 4 po 100 šeštadienį, tai manau, kad galim pakovoti dėl medalių ir bus matyti, aišku. And gold medalist. Prvo mesto i zlatna medalja. Lina Grinzivaite from Lithuania. Mais metro, 2 ela que acho que ela me É isso, Pedrinho! Ladies and gentlemen, please rise for Pisu anthem. Dame i gospodo, molim vas da pozdravite Pisu himnu. Estão ali as bandeiras! Sónia! Outro lado, vira! Sónia, para o lado esquerdo!